visi, šeštas video ir vėl du triukai, abudu bus atskleisti. Pirmas triukas vadinsis skraidantis pieštukas. Matote, pieštukai paprastas, normalus pieštukas, tik kad iš abiejų pusių padrožtas. Ir aš padarysiu, kad jis skraidytų. Manote, čia lipnia juosta? Jūs klystat. Su lipnia juosta neišeitų taip į apačią pastumti, taip į viršų. O iš tikrųjų, aš padariau va taip. Kaip manote, aš taip padedu ir tiesiog prisispaudžiu. Šiuo atveju aš naudojau teptuką, bet galima naudoti kitą pieštuką ir tiesiog naudojau laikrodį. Štai tokia šio triuko paslaptis. Antrą triuką aš vadinu maišymu. Tai paprastas triukas. Man reikės, kad asistentas išsirinktų kortą. Vieną kortą. Gerai. Tai va, čia bus jūsų korta. Tai aš paimu šitą kortą. Ir tiesiog sumaišau visą kaladę. Ir jūsų korta dabar turėjo atsirasti ant viršaus. Nu, norit sužinoti, kaip padariau? Ogi paprastai. Išsirinkot vieną kortą. Sakykim šitą. Šitą kortą. Šiuo atveju lapų arba vynų septynetas. Ir va. Ir aš ją pasidedu ant viršaus. Ir aš, kai taip darau tokius judesius, aš tą kortą būnu su pirštais prisispaudęs stipriau ir aš tiesiog per vidurį taip praslenku ir tą kortą praleidžiu. Ir taip kiekvieną kartą ir ne visada lieka ant viršaus. Ir taip ir gaunasi. Štai ir abudu triukai ir jų paslaptys. Tai va, laukit septinto video, kuriame bus dar du triukai ir abudu tikriausiai bus atskleisti.